Manau, kad galime pradėti šitą diskusiją. Pažiūrėkit, aš labai esu rimtai nusteikus, aš sėdėjau akinius šiandien. Jie neturiu jokių dioptrijų, bet aš noriu, kad būtų aišku, kad mes nusteikę rimtai. Ir mes turėsime diskusiją skaityti, dalintis, kurti. Iš tiesų, ką reiškia žodis parsisiųsti. Ši diskusija vyks apie autorių teisės. Aš nežinau, kiek mes čia ginčysimės, galimai mes esame visi vienoj pusėje, bet pasižiūrėsim. Ir turime dalyvius, rašytoją Rimantas Kmita, VU mokslininkas Vincas Grigas ir teisininkė su Latga bendradarbiaujančios advokatų kontoros Trinity atstovė Vilija Vaišūnaitė. Malonu. Ir taip pat turime vertimą į gestų kalbą su Gabija. Ir aš vedu diskusiją su Rūta. Aš kažką kuriu internete, toks ir prisistatymas. Labai malonu jūs čia visus matyti, tikiuosi įdomiai padiskutuosim, sužinosim kažką naujo. Iš tiesų ta tema autorių teisės, ypatingai kas liečia knygas, nėra turbūt tokia populiari, tokia girdėta ir nuvalkiota. Aš noriu pradėti intro, gal netokį rimtą kažką ištraukti iš jūsų pradžiai apšilimui. Prisipažinkit, ką esat pavogę. Tikrai kažkas yra buvę. Aš galvojau, man pirmas pavyzdys, kuris atėjo ir gal galit pasidalinti, ar pasikeitė, tarkim, tas jūsų mąstymas, ar jūs galbūt dar vis vagėt. Mano buvo, kad žaidimą kompiuterinę aš turėjau Simsų labai rimtą fazę ir būdavo Kaune baziai parduotuvė visa, kur nelegaliai rašyti žaidimai, visi diskai įmanomi ir galima ateiti tiesiog ir nusipirkti. Ir aš turėjau iki dabar, turiu tą diską, bet galvoju šiais laikais, nežinau, kiek man reikėtų pastangų važiuoti į parduotuvę ir pirkti nelegaliai dalyką, man net neateitų į galvą, atrodo, tiesiog taip pasikeitęs suvokimas nuo tų senų laikų. Tai pasidalinkit, Vilija, ar turit pavogas kažkaip? Tai visi mes tie, kuriems daugiau negu 40 metų, turbūt gyvenam tame laike, kai buvo deficitas visokių legalių dalykų. Taip. Ir net nežinau, čia tokių žmonių yra, bet galbūt kažkas iš jūsų prisimena, tokia buvo video nuoma, kurios pavadinimas buvo Eliksyras, kuri buvo prie Onos bažnyčios. Tai tuo metu ten buvo visi geriausi filmai įrašyti videokasetėse ir mes turbūt net nesupratom, kad mes darom tai, ką jūs sakot, bet tai buvo langas į pasaulį. Ir šiandieną dar yra svarbus veiksnys pasisavinti kai ką. Tai, pavyzdžiui, buvo filmas Game of Thrones, pasirodė nauja serija, bet tik tai Jungtinėse Amerikos valstijose, o čia fanai ką turėjo laukti tą pusmetį, ko pasirodys mūsų platumuose. Tai ką daryti, jeigu esi didelis fanas. Tai čia ne tik tos istorinius laikus prisiminus, bet ir šiandieną turim tokią aktualią su medijom susijusią, kad yra ribojimai regioniniai ir tada nenori, jeigu tu dalyvauji tam bendram pasauliniam kontekste, tai kartais esi privestas tiesiog pasiskolinti, o galbūt po to grąžinti skolą, bet vis tiek. Aš trumpai gal įsiterpsiu, tai mes jau palėtėm kelias temas, kad nebuvo galimybių ir nebuvo patogumo, kad iki dabar kas yra, kad kartais trūksta tiesiog patogaus priėjimo. Ir man taip. Ir ką minėjo, man atrodo, nebuvo supratimo. Aš prisimenu, kaip pirmą kartą įvedė man internetą ir ten, nežinau, net gal ne kai sutartį sudarinėjau, bet atėjo meistras, žodžiu, pajungė tą internetą ir sako, čia yra, pažiūrėk, tokie kažkokie folderiai, ir iš to interneto tiekė, kokie čia tie folderiai, ten pasikapstyk rasi. Ir ten atsidarai, aš nežinau kokie ten, apie 2000-osius galėjo būti. Ir ten, žodžiu, pats interneto tiekėjas prikrovęs visokių filmų, muzikos ir taip toliau. Tau ateina meistras, tu moki už internetą, tau sako, žiūrėk, čia mes turim kažkokį vidinį tinklą. Kas tas vidinis tinklas, tu žiūri, čia visai neblogų dalykų yra. Ir tu, aišku, nesusimastai. Tai man atrodo, lygiai tas pats, kaip ir šiandien dažnai su tuo piratavimu yra. Jauni žmonės auga, naudoja internetą, tu internete randi dalykų, atsidarai, rodo, žiūri, kas negerai. Ir jiem nekyla klausimų, kurioj vietoje jie turėtų čia susimastyti, kad tai, ką jie randa internete, žiūri, kažkas su tuo yra negerai. Tai gal apie tai pašnekėsiu dar šiandien. Taip, aš iš karto įsiterpsiu, nes jūs labai mane nuostabiai įvedėt į įdomų faktą, kurį pasidalino būtent Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Tai ES intelektinės nuosavybės biuro 2019 metų duomenimis 45% Lietuvos jaunuolių sąmoningai vartojo nelegalų turinį, tą žinodami.
ir tai buvo aukščiausias rezultatas visoje Europoje. Tai vat, kažkur vėlgi pirmavo. Aišku, jau praėjo nemažai metų, tai gal ta situacija kitokia, bet būtent ką ir paminėjot, kad tas sąmoningumas ir yra dalykas, kuris iki šiol dar vis vejasi mus, kad jo trūksta. Tai galbūt reikia tokios diskusijos pakelti tą jaunojo skaitytojų sąmoningumą. Rimantai, būtent kalbant kaip kūrėjui, ar jūs ramiai miegat naktim, ar jūs galvojat apie tai, kaip iš jūsų vagia turinį? Tiesiog jaučiu, kaip centai byra. Ar girdite tą žvangėjimą? Jo, kaip čia, man atrodo, Latga gal paskelbė, kad Pietinė kronikų filmas buvo ne tik žiūrimiausias, bet ir vagiamiausias. Aha, tai jūsų kūryba jau labai plačiai nukeliavo, jau nebe tik apie knygas kalbam, apie filmus ir viską vagia. Ką daryti? Nežinau, aš kažkaip savo iš tikrųjų apie tai negalvoju, ką daryti, nes aš turbūt nieko negaliu padaryti. Ką aš galiu padaryti? Čia yra institucijų ir turbūt švietimo klausimas. Tai aišku, jeigu aš dar visą laiką galvoju, ypač knygas, tie žmonės, kurie vagia, siunčiasi į kompiuterį, ar jie jas skaito? Man klausimas. Nes aš kompiuterį knygos, aš negaliu perskaityti. Klausiau savo dukros, jinai dabar 12-okė, ir ten irgi mokslo reikalams reikia skaityti visokius PDF-us, bet, jie irgi, jeigu turi laiko, tai geriau eina į biblioteką parsinešti knygą, nes tiesiog tu visą dieną sėdi su ekranais. Telefonas, kompiuteris, darai pamokas, viską, ir dar tau reikia skaityti knygą, tai vien dėl to, gal su knygom yra kitas dalykas. Su filmais yra taip, kad ką tu gautum legaliai, tu beveik tą patį gauni nelegaliai. Tai gal ten yra šiek tiek kokybė kitokia, bet dažniausiai nelabai skiriasi ir viena kita reklama, kurią turi pažiūrėti ir viskas. Tai su knygom yra gal tas, kad ne su elektroniniam, bet su popieriniam, kad tu tiesiog taupai akis. Bet šiaip galvodamas, ką padaryti, aš galiu kalbėti, galiu važinėtis po mokyklas. Ir beje, buvo vienas gal dalykas, kur, taip, mano dukra irgi užaugo ir nežinau, kiek tada jai buvo metų, bet jau tokia brandi paauglė. Čia turbūt iš tos statistikos. Mes kažkaip pasiėmėm pasižiūrėti ar Game of Thrones ar kažką ir sako, tu ką dabar mokėsi? Ten 5 eurai už kelias serijas, žodžiu. O ką sakau, taigi galima rasti nemokamai. Gerai, ir prasidėjo diskusija. Tada sakau, o kodėl tau atrodo, kad čia, dabar tų 5 eurų gaila? Tai ką mokėti, jeigu gali nemokėti? Tai sakau, bet, žmonės darė, kūrė, dirbo, tai ką tau 5 eurų už tai gaila, kur tu gausi kelių valandų pramogą ir mes ten žiūrėsim, 4, visa šeima. Bet vis tiek, ką mokėti? Jie jau užsidirbo daug, ten milijonų ir, gerai sakau, tai žiūrėk, kodėl tu nevogi, sakykime, žirnelių iš Maximo? Jeigu tu pavoksi to žirnelius, Maxima, nieko nepajus. Kėdainių konservo fabrikas irgi nieko nepajus, visiškai, jie ten užsidirba, Bet ten gali pagauti. Ir tada sakau, gerai, ten gali pagauti, o sakau, čia irgi, gali pagauti. Kaip? Ten nusiunčiau antraštės kelias, kur buvo tų atvejų, kai, buvo žmonės, nuteisti už nelegalaus turinio vartojimą. Ir tada jai kažkas kliktelėjo. Kad bausmė jai suveikė. Nesąmoningumas, bet bausmė, tai jau, tada yra rimta. Sąmoningumas gal įsijungia, sako, žiūrėk, aš čia irgi sukursiu filmą ir tada kažkuriems žmonėms atrodys, kad aš pakankamai uždirbau ir jau galima pradėti vogti. Tai tas jai nepatiko, bet čia yra toks, asmeniškas tada santykis, nes tave asmeniškai liečia. Vadinasi, tėtis mažiau uždirbs, gal nenuvažiuosim kokias atostogas ar ką. Turim bausmė ir tėčio uždarbį, supratau. Bet tikrai keista, man patinka, kad jūs apskritai turėjot šitą diskusiją namie ir jau išsisprendėte visus klausimus. Bet keista, kad net žinant, kad jūs uždirbat kaip kūrėjas, vis tiek ėjo į ginčą
Ir man visai keista, kad iš jaunų žmonių, nes atrodo, kad, truputį yra kiti laikai. Mes kažkaip kitaip mąstėm, mes mažiau tų galimybių turėjom, kaip minėjot. Aš tai gal čia norėčiau papanuoti, nes aš turiu kitokią patirtį su savo sūnum, kuris yra 15 metų. Ar jis jūs paauklėjo? Gal čia genai, bet jisai žiūri visus filmus per Netflixą, per Disney, Apple. Aišku, už visą tai mama turi sumokėti, bet jisai paprašo, jisai neieško galimybių kažkokių kitokių, o jisai paprašo, sako, aš norėčiau prieigos tam prie Netflixo, ar gali man nupirkti. Ir iš tikrųjų ta kaina, tai jinai yra tie 5 eurų už vieną filmą, tai Netflixą gauni šiek tiek brangiau visą mėnesį ir prieimas yra tikrai didesnis. Tai to sąmoningumo turbūt galima tikrai rasti tarp tų jaunų žmonių ir jie nėra tos intencijos nemokėti. Bet aš sutinku, kad edukacija yra labai labai svarbu. Taip. Ačiū Jums. Vincai, iš tos mokslinės pusės pasidalinkit, jūs dirbat su tyrimais, kurie būtent gilinasi į šią sritį, apie statistiką, kodėl priežastis, tai kokios yra to priežastis, ar mes jos jau paminėjom, ar dar kažką praleidom? Dalį paminėjom, aš tik tada duomenis šiek tiek papildyti, nuo 19 metai buvo 45%, 24 yra 60%. Tai dar paaugo. Aš optimistinę gaidą užbaigiau tą faktą, pasirodo. Jaunuolius palyginti su, sakykime, tais jau virš 30 metų, tai grupė 16-29 metų, jie yra 60%, o vyresni 30+, tai yra 40 keli. Tai reiškia, jaunuoliai labiau linkę. Ir mes iš tikrųjų vieną ten tokį bandėm iš kito kampo pasižiūrėti tą reiškinį, tai, jaunuoliams tai tam tikra prasme yra įrodymas, kad jie gali apeiti sistemą, ir kitas dalykas tai įrodymas, kad jie yra, sakykime, informaciškai raštingi. Nes, šiais laikais nupiratauti, kai kuriais atvejais lengva, kai kuriais ne. Gauti norimą turinį, reikia tam tikrų gebėjimų, žinojimų, kas tas VPN'as ir kitų ten niuansų technologinių. Tai jeigu tu esi valdęs, tam tikrą prasme, kai kuriems yra tai kaip azartas. Kaip iššūkis, kažkokia kurį užduotis. Verta įveikti. Įdomu. Taip, tai kaip žaidimo tam tikrą formą, ne? Ir tas paminėjimas, kad jau užsidirba, iš tikrųjų irgi dažnai nuskamba, sakykime, J.K. Rowling, jie nusidirba. Tie mano 5 eurai, prisidės prie jos milijono vertės jachtos, vienos virvės, ten vieno siūlo, kaip sakyt, nupirkimo. Kaip nors išgyvens jau. Ja, tai ir jie kaip tik žiūri, jeigu yra tie pradedantieji kūrėjai įvairūs, tai dažnai būna, jau čia yra piniginis poreiklas juos paremti. Tai čia yra tas irgi nuskambantis dažnai argumentas. Tai čia žiūrint iš tos pusės, ta ambicija, kažkoks iššūkis tam tikrą prasme. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, Netflixą jūs paminėjot. Žmogus dažniausiai, su knygom yra, taip su kitom medijų turiniu tuo, jis nori to konkretaus daikto, to kūrinio. Ir tos prenumeratos platformos, jos turi vieną didelį trūkumą. Tiesiog kad nėra to išskaidytas tas turinys. Jo, išskaidyta. Tiesiog nėra to daikto. O su knygomis tai ypatingai. Tiesiog neturim nei vienos didesnės tokios knygų prenumeratos platformos, kur būtų viskas. Ne? Ir nebus panašu. Ir tai irgi kūrė problemą tam tikrą, kad, tada tai kaip čia, aš susimokėjau, gal, pavyzdžiui, Audible, audiotekoje, bet vienas ta knyga dabar yra baltų lankų, audio knyga, ir ką, dabar už 3 mokėti? Tiesiog vėlgi tas nepatogumas. Ir kai tu irgi dar tas knyginis aspektas irgi ne šaly turėtų būti, atrodo 5 eurai, bet reikia irgi žiūrėti, gerai, Audible, audioteka, visi susiklijuoja. Visus, kai tu juos suklijuoji, jau nebe 10, 20, gali būti ir 100 ir plius. Tai čia jaunuoliai yra kaip jaunuoliai, kaip sakyt, tai ne ta kategorija, kur, sakykime, turi perteklių lėšų, ne? Tai čia reikia irgi atkreipti tai dėmesį. O ar jūs tyrinėjat būtent ir siūlymus, kaip tą sąmoningumą didinti? Taip, iš tiesų, taip. Esam ištyrę, tiesiog mes nagrinėjom esamus, sakykime taip, bet čia konkrečiai apie knygas. Mano tema knygos, tai kokias apsaugos priemonės leidėjai taiko, kalbant apie knygas. Dažniausiai tos priemonės yra visiškai nedraugiškos vartotojai. Ir tai vėlgi sukelia pasipriešinimo efektą ir nenorą. Ir Lietuvoje yra labai juokinga situacija ir piratavimas yra netgi
kaip čia, normali pasiekmė. Kodėl? Jeigu mes per metus publikuojam vidutiniškai apie 4000 knygų ir iš jų tik tai 1000 yra ir elektroniniu formatu, tai jau mes turim tokią problemą, kad žmonėm tinkamų formatų nepaduodam. Yra žmonių, kur negali skaityti spausdintų knygų. Čia irgi niuansas svarbus. Tai ir kai mes tyrėm, kokios knygos buvo tuo metu linkomanijoje, tik keli procentai buvo legaliai pardavinėjamos elektroninės. Didžioji dauguma yra spausdintos, konvertuotos į skaitmeną. Baisus format, ten neįmanomus dalykai, bet vis tiek žmonės tai daro. Ir dar minėjot, irgi prisiminiau, kad neskaito skaitminių failų. Taip, jie neskaito, bet jų dabar reikia kodėl? Nes yra chat, PDF ir kiti. Žmonės neskaito šitų knygų, bet jiems reikia knygų, kurias galėtų įkelti į ją, su juo pasikalbėti apie tą knygą. Tai jeigu jo irgi nėra elektroniniu formatu, tai kaip jam pasikalbėti? Tai nenori, gaunasi vėl, reikia pasipiratauti tam, kad tu galėtum efektyviai išnaudoti technologijas. Čia šiuolaikinis. Dar naujas dalykas. Naujas dalykas yra ir tai yra iš tikrųjų irgi svarbus reiškinys. Vilija, gal jūs tuomet pasidalinkite iš teisinės pusės apie tas autorių teisės. Kiek metų jos galioja ir kodėl svarbu gilintis į tai? Nežinau, kiek čia reikia to ABC, bet turbūt mes visi suprantam, kad kiekvienas kūrinys, jeigu jis yra kūrinys, jis yra saugomas ir jo naudojimas be autoriaus sutikimo ir nemokant už tai atlygio tam tikrų būdų, jis yra neteisėtas. Ir ką galima padaryti, galima turėti vieną kopiją savo asmeniniam naudojimui. Tai jeigu nusiperkam audio arba elektroninę rašytinę knygą savo asmeniniam naudojimui, tai teoriškai aš net negaliu su mama pasidalinti, aš negaliu su sūnum pasidalinti, nes tai jau yra, gali būti vertinama kaip pažeidimas. Jeigu aš perduodu pačią planšetę su ta knyga, viskas lyg ir yra ok, bet persiuntimas į kitą įrenginį, atspausdinimas, jeigu yra tai techniškai įmanoma, tai jau yra kitos kopijos padarimas ir tai jau yra nelegalu. Ir tai yra kaip truputį apribojimas, gal net popierinės knygos, kurią tu gali paduoti, o su elektroninė ne. Ir čia yra skirtumas, nes popierinė knyga tu perki, tai yra daiktas, ne? Tai yra daiktas, kuriame yra autoriaus teisės. Tuo tarpu elektroninė knygoje yra pirmiausiai autoriaus teisės, tai yra to kūrinio autoriaus teisės, bet mes turim ir kitų autorių. Mes turime, jeigu tai yra garsinta knyga, mes turime atlikėją, tai yra žmogus, kuris įgarsino. Jeigu tai yra kažkokie IT sprendimai, o jie be jokios abejonės tai yra IT kūrėjų teisės, tai yra vertėjas. Jeigu knyga yra kažkaip ypatingai suformatuota, tai mes turime ir dailininką arba dizainerį. Tai yra daug žmonių, kurie turi tam tikrą teisę į tą knygą. Tai kiekvieną kartą, kai mes pažeidžiam, kiekvieną kartą, kai mes dalinamės neteisėtą kopiją, mes pažeidžiam ne vieno autoriaus teisės, mes pažeidžiam daugybės žmonių teisės. Ir atliepdama į tai, kas apie tą pažeidžiamumą arba nebaudžiamumą, ne? Tai aš manau, kad Lietuvoje mes turime situaciją, kai labai lėtai reaguojam į pažeidimus ir viešai nesakom, kad yra baudžiami žmonės, yra baudžiamos įmonės už tai, kad yra vykdomi pažeidimai. Įmonės būtent kažkokia dar platesniu mastu. Taip, jeigu tai yra kažkokia kaip taisyklė VŠI, asociacija gali būti, kuri užsiema nelegalia veikla, platina. Tai yra... Ar yra pavyzdys galbūt kažkoks? Taip, yra pavyzdys. Mes turime... GAU3, berods bylą, dėl kino filmų platinimo buvo baudžiamoji byla, asmuo buvo nubaustas. Fizinis asmuo, nes ten buvo grupė asmenų, tai jie buvo nubausti baudžiamąją tvarką už tai, kad jie neteisėtai platino kino filmus ir dabar yra ieškinys teisme dėl žalos atlyginimo. O kas yra... Kuris žmogus kreipiasi, ar tai pastebė įmonė, ar tai kažkas paskundžia, kaip tai... Tai tų vadų, taip vadinamų, ikiteisminiam tyrimui jų gali būti įvairių, tai gali būti tiesiog anoniminis pareiškimas, gali būti teisų turėtojų pareiškimas, gali Latga kreiptis, gali Agata kreiptis. Tai yra nesvarbu, kas parašo tą pareiškimą, gali pati policija inicijuoti ikiteisminį tyrimą, bet iš tikrųjų į tokių ikiteisminių tyrimų jų nėra daug. Vienas dalykas, jų nėra... Apie juos nešnekama apie baudžiamumą ir todėl tai jaunuoliai nieko nebijo. Ir čia turbūt reikia kalbėti apie tai, kad dabar ne tik baudžiamąja tvarka gali būti baudžiami tokio pobūdžio nusikaltimai, bet yra ir administracinė atsakomybė. Net jeigu tu naudoji kūrinius neteisėtai savo asmeniniam naudojimui,
būdamas fiziniu asmeniu, tu taip pat rizikuoji tuo, kad tave nubaus. Tai jeigu mes turėtumėm 1, 2, 10, 20 tokių atvejų, kurie būtų viešai paskelbti, tai tas nepilnamečio tėvai būtų nubausti arba pilnametis, bet ne iki galo pilnametis tas asmuo, tai gal tie draugai sakytų, gal aš nenoriu eiti į tą policiją ir ten kažką aiškintis ir dar pinigų mokėti. Jūs kartu su Rimantu paminėjote tą bausmę, kad grasinimai veikia. Tai veikia. Jie tiesiog nesupranta, kad už tai gali būti nubausti. Tai sąmoningumas iš tos pusės, kad baimė, nesupratimas yra dar. O gal gali dar pakomentuoti, aš nežinau, čia jūsų sritis, bet būtent apie tą atlygį daug kas galbūt nežino, kad autoriai apskritai atkeliauja jam atlygis net už elektroninės knygos vagystę ir to neįvertina. Už vagystę tai neatkeliauja. Ne. Atkeliauja už nevagystę, ne? Tai autoriai įvairiais būdais yra surenkamas atlyginimas autoriams ir Latga čia turbūt yra ta asociacija, kuri pirmiausiai renka ir dalina vėliau pinigėlius, nes bet kokiu būdu naudojant kūrinį, už tai reikia susimokėti. Jeigu tai yra knyga, tai susitari su leidėju galbūt už kūrinio naudojimą. Jeigu tai yra dalies kūrinio naudojimas, toj pačioj reklamoje, čia galbūt Latga jau ne tiek yra įsitraukusi, bet reklamoje irgi mokami pinigai. Jeigu yra keičiamas kūrinio formatas, tai iš knygos, popierinės knygos padaroma elektroninė knyga, tai vėlgi turi būti mokamas atlyginimas. Jeigu knyga yra įgarsinama, tai irgi mokamas atlyginimas. Tai už kiekvieną vis kitokį kūrinio panaudojimo būdą turi būti mokamas atlygis. Tai vėlgi turbūt viešinti reiktų ne tik bausmes, bet ir kad apie tą atlygį, apie tą teigiamą pusę, kad atimė iš kūrėjo. Galbūt tie jaunieji vagys patys kažkada bus kūrėjai ir jam dar nesuprantamas tas dalykas. Bet jie tai negaus pinigų. Gaus autorius, taigi jis jau susirinko. Gal jie taps autoriais kažkada? Tai tada ir pagalvosiu dabar. Ir pagalvosiu. Prieš tai dar užsiminė Vincas apie tą dalyką, kad elektroninių knygų trūksta ir kai kurių nėra. Rimantai, gal jūs pakomentuokit, kaip paskatinti kūrėjus galvoti, vis tiek 2026 jau gal elektroninės knygos turėtų visos atsirasti. Kaip jūs manat? Čia turbūt leidėjų reikėtų klausti, kodėl jie nedaro kitų elektroninių knygų formatų. Aš kaip autorius galiu pasakyti, kad yra padarytos mano, nežinau, kai kurios knygos turbūt elektroninės, bet tu matai, kiek tu gauni, pavyzdžiui, už audio knygas, kiek už popierinės knygas, už pardavimus ir kiek už elektroninės. Tai elektroninės iš viso, nieko. Tai nevyksta, aš nežinau. Niekas neperka. Gerai, man patinka, jūs keliat į paviršių dalykus, kur mes galim padiskutuoti. Bet juk nėra sudėtinga tą elektroninę knygą sukurti, tai gal vis tiek pliusas? Sudėtinga nėra, bet nežinau, tai matyti, leidėjai irgi neuždirba ir jie nėra suinteresuoti ją sukurti, bet aš tada puikiai suprantu, ką Vincas sako. Yra tos knygos, kurios yra neprieinamos ir čia iš tikrųjų daug yra dalykų ir tas kažkoks emocinis, kad aš galiu gauti, aš esu kažkaip gudresnis ar ne ir aš žinau, kur galima gauti nemokamai. Tik nėra to supratimo, aišku, kad tas gauti nemokamai, iš esmės tai yra vagystė. Tiesiog, tik tiek, kad tu neini į fizinį knygyną, tarkim, ir tau nereikia tos knygos paskvirnu išsinešti pro vartelius, ar ne, to nėra. Tu sėdi namuose ir tu darai, ką tu paprastai namuose darai, o sėdėti namuose ir ten daryti dalykus internete, kaip ir nėra nelegalu, ar ne? Tai man vis tik tai atrodo, kad, bausmės, aišku, kalbėti apie tai, kad tai yra vagystė, reikia ir apie tas bausmes reikia, bet reikia ir švietimo. Man atrodo, mes pradedam mokyklai vartoti turinį, švietimo tikslams yra nemokamai suteikiamas ir ten tas atlygis autoriam yra apskaičiuojamas kitaip, yra kažkokie projektai daromi, tie pinigai yra paskirstomi, parengiama ta medžiaga ir vadovėliams, ir elektroninės visokios versijos. Bet vaikai pradeda įgauti, iš jo mokytis ir tai yra kaip ir nemokama. Tada įstoja į universitetą, irgi dar švietimo tikslai, bet jau ten prasideda kiti dalykai. Truputį, tarkim, jeigu teatro studentai stato kokį nors verstą pjesę,
tai jie žiūri, kur gauti pinigų scenografijai, drabužiam, muzikai, kas sukurs, kas šviesas Čia padarys. nėra tarp to prioritetų gaunasi. Jo, o tada ateina klausimas, o teisės šitam tekstui, nes jūs vis tiek rodot viešai, kad ir nedaug. O šitą mes į biudžetą nenumatėm. Bet ar jūs konkrečiai galbūt Taip. su jūsų kūriniu taip yra buvo? Ne su mano, bet aš kaip irgi Latgos tarybos narys, tai žinau tų istorijų ir jie tada kreipėsi į Latgą, kad Latga, gal suteiktų, iš esmės pati padengtų tą teisių dalį autorinių. Ir tada iš tikrųjų net negalvoja, kad, pavyzdžiui, versti kūriniai yra kažkieno versti. Ir kad tai yra irgi autorinis darbas vertėjo, tai nėra mašininis vertimas per Google Translate ar kitą programą, ar ne? Kad jis neatsiranda kažkaip lietuviškai, kad ten, nežinau, Beketas ar ten Rowling nerašo lietuviškai. Yra vertėjas, kuris turi turėti kvalifikacijas, turi turėti patirtį, įdirbį ir kūrybiškumo daug turėti, kad išverstų taip, kad ta knyga būtų iš tikrųjų gerai skaitoma. Tai ir tu matai, kad jau studentai baigia universitetą ir jie dar vis tiek iki galo nesupranta, kad kas yra tas kūrybinis darbas, kaip mes, tie patys, kurie kuria, ar ne, mes nekalbam net apie kitus, kurie tuoj pradės iš to gyventi. Jie dar neuždirbo. Tai Jie dar neuždirbo. Dar neskaud. Jo, bet, pavyzdžiui, aš kaip autorius ir leisdamas knygas kartais iš tikrųjų galvoju, tau nuo knygos dalies tenka tikrai ten labai mažai. Nes yra leidykla, yra leidyklos dizaineriai, marketingistai, vairuotojai, redaktoriai, visi turi gauti atlyginimus ar ne, ir visi gauna, ir visi savo darbus daro ir gerai, mes dalinamės visi, bet tada dar ateina žmonės ir vagia tuos dalykus, kažkaip, aišku, apie tai visiškai negalvodami. Tai aš nežinau, ko reikia, kad pradėtų galvoti. Aišku, Vincas irgi čia gerai. Mes, pavyzdžiui, muzikoje, man atrodo, tas susitvarkė geriau, nes yra didelės platformos, kurios tikrai daug apima. Su filmais yra mažiau. Su knygom irgi dar mažiau. Tai man irgi būna, noriu kokio nors filmo, iškyla tas dalykas, kur jį gauti. Bet tai ieškau, žiūriu. Kartais tu randi, pavyzdžiui, kažkur, yra YouTube'e ar ne filmų. Ir dukart klausia, kodėl ten seni sovietiniai filmai, gali pažiūrėti nemokamai. Aha, ir jos kažkaip blokuoja, bet jie vėl atsiranda būna. Aš nežinau, ar jų ten niekas, nėra gal prodiuserių kažkokių, nėra kas ten tas teisės gina ir jie ten kabo. O šiaip įdomu, nes aš irgi namuose mes beveik visas platformas prenumeruojam. Ir vis tiek kyla ginčų. Bet aš vakar kalbėjau su savo dukra, jinai puikiausiai žino, kur ten kokios svetainės, kur galima pažiūrėti. Ir iš esmės, net, man atrodo, yra tas patogumo dar klausimas. To patogiau, tu ten sako, naini vieną svetainę, kur yra visas Netflixas, Apple ir dar atskiri filmai ir tau nereikia net sukti galvos. Tai net patogiau. Tai man atrodo, čia dar toks dalykas yra, kad kaip padaryti tą legalų turinį, kad jis būtų bent jau nesunkiau pasiekiamas, bet bent jau tokio pačio patogumo. Tai irgi daug, man atrodo, išspręstų. O kalbant dar apie tą atlygį, tai gal jeigu šita tema būtų labiau plėtojama, būtų tas sąmoningumas augantis ir leistų daug knygų, tai gal tikėtina tas ir atlygis augtų su laiku būtent kūrėjai? Ar yra tokia tendencija? Vincai, gal jūs tyrinėjot? Tai be abejo, tai susiję tiesiogiai, nes kiek yra sutartinis dalykas, kiek gauna autorius nuo pardavimų. Faktas, tik tai reikia atkreipdėmėsi į kontekstą. Jeigu kalbėt apie Lietuvą, yra vienetai autorių, kurie uždirba reikšmingas sumas iš pardavimų. Dažniausiai Lietuvoje autoriai uždirba su knygų rašymu susijusiu žinomumu. Kitų veiklų. Taip, iš žinomumo ir tada ten renginiai, dar kažkas. Tai va čia yra irgi niuansas, mes kiek bendravom su autoriais, tai jiems dažniau reikšmingiau yra žinomumas negu realus pardavimas, nes tiesiog iš jų tiek neateina tų lėšų, pas mus tiražai yra maži. Paprasčiausiai. Tai va, bet šiaip reikia grįžti tą žmogišką veidą šiek tiek, bet buvo daug skirta dėmesio apie baudas, tokius įstatymus, bet pažiūrėkime paprastai. Ant sofos porelė. Ne? Ir vienas vaikinas sako, perskaičiu labai gerą knygą, puikiai, norėčiau, kad tu perskaitytum, gal mes tada sielos broliais tapsime. Šiai,
Nu, mergina sako, tai gerai, tai duok man tą knygą. Ne, tu nueik, nusipirk, nes aš negaliu, toks, kaip negali, tai įstatymas toks. Tai kas tau svarbiau, įstatymas ar aš? Mūsų Ir meilė. viskas, ir tas vaikinas lieka vienas ant tos sofos, nes jisai, matai, jam buvo svarbiau įstatymas, negu griauna jai šeimas. duoti skaitinės tos knygos kopiją, žinai. Aha. Tai va čia yra niuansas toks, kad ypač su skaitmena mes turim tą atitrūkimą, mes vis tiek esame tokie, kaip taktiliniai fiziniai žmonės ir va, tie žirneliai, va, geras pavyzdys. Tai taip, su fiziniam knygom mes turim tą tradiciją, iš tikrųjų draugam paskolinti ir tai yra tikrai labai geras bendruomeniškas veiksmas, kuris labai vertinamas mūsų visuomenėje. Ir staiga mes ateinam į skaitmeną ir ten yra ta problema. Ne. Tu jau tada bandytas čia toks, čia negali net savo mylimam žmogui duoti, tu gali tik taip įrenginį paskolinti, bet kas skolina įrenginius, ne? Reikia irgi taip žiūrėti praktiškai, ne? Tai va čia irgi vienas niuansas, o dėl apsaugų, leidėjai prigalvojo tų apsaugų, irgi gerai atkreipė dėmesį, prisiminiau irgi vieną iš problemų, kodėl piratavimą legaliai įsigyti dažnai yra sudėtinga. Tiek daug ten tų kelių etapų, spaudalioji, nueini tą piratinę, porą kartų spust ir jau turi tą knygutę. Tai reikia, o internete žmonės įprastai turi labai žemą kantrybės tą limitą. Jeigu ten milisekundės kažkas užtrunka, viskas jau blogai. Ir tos legalios platformos tikrai to nepasiūlo. Jos atvirkščiai pasiūlo netgi tokių crazy dalykų, kaip yra DRM apsauga tokia. Ką tai reiškia? Tai reiškia, atseit nusipirkai knygą, bet realiai tau atkeliauja ne failas, ne tas skaitminis, o atkeliauja toks mikrofailiukas, kuriame yra kodas. Ir kai tu nori skaityti knygą, tu tą kodą aktyvuoji ir tada skaitai serverį leidėjo. Tu net neturi to daikto, kaip tokio. Ir dar sudėtingesnis sluoksnis papildomas. Taip, apsauginis. Reiškia, tu turi skaityti leidėjo kažkokiam appse. Ir Lietuvoje, pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį, buvo bandyta 2 kartus ir abu nesėkmingai. Milžinas ir Antanukas. 2 prenumeratos platformos. Milžiną bandė įsukti Alma Litera, tikrai... Žinau, kad aš tai net nesu girdėjęs. Finansiškai stipri įmonė ir mes, kai testavom, jie paprašė mūsų padėti irgi tyrimą atlikti. Tai davė visiems BU studentam faktiškai nemokamai skaityti Antanuką. Ir mes tada ten analizę atlikom, kame problemos. Problema pagrindinė. Reikėjo skaityti specialiame appse. Tai reiškia, buvo uždaryta tik Apple ir Android ekosistemai. Ir grožinę literatūrą skaityti telefonę, atsiprašau, bet net negali į kitą įrenginį. Taip, tik tam appse. Tai jeigu tu Kindle turi, tarkim, taigi neįsidėksi jų to appso, nes, Kindle yra Kindle. Tai dar sudėtingesnis. Taip, tai yra, tos problemos. Arba yra į biblioteka, reklamavosi, ten 14 000 knygų. Okei, bet jūs kada bandėte į biblioteką skaityti, tai irgi turi kompiuterio ekrane skaityti, į skaityklę, kur malonu akiai neįsikelsi, ir kita problema, ten, kur baigiai skaityti, kitą, kad grįžti, turi susirasti tą vietą, o tengi nėra puslapiavimo. Ta prasme, toks visiškai nepatogu. Ir va čia šitas momentas irgi yra ypatingos svarbos. Tai ką žmonės daro. Ir netgi yra instrukcijos, kaip konvertuotis iš PDF į EPUBą, arba kokį AVZ, Kindle formatą, kad galėtum patogiai skaityti. Piratinėse svetainėse tos instrukcijos yra. Nes tiesiog, ko nepadaro konvenciniai leidėjai, padaro piratai, patogumą. Bet o jūs turit būdą, jūs dabar sukritikavot tinklą nepavykusią idėją, tai ar matėt, ar turit savo patogų būdą, kaip jūs skaitot knygą? Taip, aš skaitau elektroninės skaityklėse. Bet lietuviškas knygas, tai naudojat skirtingus puslapius? Ar kaip? Ne, aš atsisiunčiu failus. Jeigu man reikia skaityti puslapį, aš neskaitau. Ne. Nebent ten jau neturiu alternatyvos. O jeigu konkrečioj leidykloje reikia to programėlės, tai jūs jau nubrėžėt čia liniją? Skyrus tik tai su garsinėm. Tai taip, čia toleruoja, bet jeigu man čia dabar telefoną skaityti, įsivaizduoju, visiškai nepriimtina. Tai turi būti tiek patogus skaitytojai. O jeigu to nesukūrė, jisai apeis. Ir iš tikrųjų mes irgi, kai atlikiniom tyrimą apie apsaugas lietuvių leidėjų taikomas, tai yra tokia leidykla Hubris, leidžia filosofinės knygas daugiausia. Jie jokių apsaugų netaiko. Nusipirki knygą elektroninę, viskas. Nieko daugiau nereikia. Tai įdomu bus po kelių metų pakalbėti su jais, kaip jiem ta praktika, ar pasiteistų ar ne. Bet jūs pastebėjot, ar jie galbūt kreipiasi kažkokiu patarimu, ar jie tiesiog... Ne, jie taip sugalvoja. Pavyzdžiui, čia Vilniaus universiteto leidykla, nemažai leidyklų Lietuvoje taiko tokį
skaitytojų draugišką metodą apsaugos, reiškia, kai tu nusipirki skaitinę knygą, į ją įrašo tavo duomenys. Nu, sakykime, Vincas Grigas nusipirko čia knygą. Viskas. Ir, nu, teoriškai įmanoma išvalyti, jeigu tu esi tiek gaja, kaip sakyti. Bet įprastai, nu, ten, nu, jeigu nesi toks, tai ir liks tai įrašai ir dėl to tos knygos tiesiog neplatinsi. Beveik nieko nekainuoja tokią apsaugą įgyvendinti, skaitytojai beveik jokio apsunkinimo. Tai va, tai ir daugelio tai pasiteisina iš tiesų. O ten yra įrašyti kortelės duomenys? Asmens kodas, adresas. Įprastai vardas pavardė, galbūt emailas. Ta prasme, tokie paprasti duomenys, bet irgi jie, kad leistų identifikuoti asmenį. Jeigu tu kažkur paleisi internetą, nu, nebus malonu, staiga, kad plaukė internetas tavo vardu pavardę įsigytą knygą. Ir tiek. Aš dar turiu paskutinį klausimą Vilijai ir dar prieš paskutinį ir po to paskutinį įdomesnį tokį, kurį mes truputį diskutavom prieš tai. Vilija, gal trumpai pakomentuoti tą perleidimą knygų, kad galioja 70 metų regis po autoriaus mirties ir tada perleidimas vyksta. Ar yra šitoj vietoj kažkokia kontroversija, kad leidyklos naudojasi tuo, ar kažkaip per anksti perleidžia ar panašiai? Tai kiekvienas perleidimas taip pat turi būti suderintas, jeigu mes turim papildomą tiražais arba yra dažnai numatomas dabar pirmoji sutarty, pačioj pirmoji, kur yra pasirašoma su autoriumi. O jeigu tokios teisės nėra numatytas sutartyje, tai vėlgi tarėsi iš naujo su autoriumi arba su jo teisių paveldėtoju. Tai kai jau yra virš 70 metų po autoriaus mirties ir mums vis dar įdomus tas autorius, tai tada lyg ir gaunas tas public domain ta knyga. Ir gali išleisti... Dabar taip galvoju, turbūt taip. Taip. Taip, tik tai tada, žinai, vertėjo teisės reikia žiūrėti, žinai, ar jis čia mirė, ar kaip čia veikia. Gerai. Mes jau einam link pabaigos iš tiesų ir aš galvoju, padiskutuoti, ką mes prieš tai užsiminėm, o tai gal autoriai kai kada reiktų pasidžiaugti, kad skaito jo knygas, apskritai populiarumas kyla, kaip Vilija jūs matot iš teisinės pusės, ar yra šitoj vietoj kažkokių pliusai, minusai vis tik? Tai čia gal nuo autoriaus priklauso ir be jokios abejonės šiaip skaitimą skatinti reikėtų, ypač dabartinėje situacijoje, kai žmonės vis mažiau skaito. Ir šiandien ką girdėjau knygų salėje, kad yra organizuojama akcija skaityk bent 30 minučių per dieną. Bet svarbu, kad skaityti. Ir manau, tai yra didelė vertybė skaityti, nes dabar jaunimas visiškai neskaito ir mes tą jų neskaitimą pajusime ne dabar, ne rytoj, ne poryt, mes tą pajusime po 10 metų, po 20 metų, kai žmonės nebemokės kalbėti, normaliai nebemokės skaityti, negalės reikšti savo minčių ir dabar laikas apie tai kalbėti, kad visgi tas jaunimas skaitytų. Tai turbūt didžiausia vertybė yra skaitimas. Ar mes galim skaityti pažeisdami autorių teises? Jeigu autorius su tuo nesutinka, tai turbūt, kad ne. Bet jeigu autoriui tinka, kad jo kūrinį naudoja pažeisdami teoriškai jo įstatyminės teises, nesiklausdami, nemokėdami atlygio, tai jis tam tikrą prasme sutinka su tuo. Bet ką reiškia tinka? O tai kaip jam pasakyti, kad jam netinka? Tai kur jam skelbtas, kad jam nepatinka? Tai eiti ir kalbėti, ir tam yra organizacijos tokia kaip Latga, kad sakytų, kad gintų tas autorių teises. Ir tiesą sakant, man šiek tiek nepatinka, kur link nukrypo ta mūsų diskusija šiandien, nes mes tik pateisinam, kodėl tos elektroninės knygos yra kopijuojamos neteisėtai, kad tai yra nepatogu. Bet mes lygiai taip pat turim Spotify. Ir Spotify visiems yra patogus, o ne? Tai jeigu sėdėm dviese ant sofos ir aš sakau, fainas gabalas, tu pasiemi Spotify ir iš karto jį įsijungi. O tai kodėl negalim taip su knyga padaryti? Taigi nes nėra platformų. Ne, bet tai skaičiau aš tą knygą kažkur, tai kažkokią platformą skaičiau. Tai tiesiog aš norėčiau, kad mes neteisintumėm neteisų naudojimo, o galvotumėm tai, kaip padaryti, kad tai būtų teisėta. Ir kad būtų patogu ir kad prieinama. Taip, pritariu pilnai čia, kad reikia laikytis autorių teisų, čia kas be ko, ar pats esu kelių knygų autorius, bet vis tiek norėčiau grįžti prie tos minties, kad tai turi būti patogu, nes vien baudomis to neįspręsim ir visada tie, kas nori nulaužtis apsaugos, jie nulauž. Vien dėl to, kad jiems taip patogiau. Ir kol mes netlepiam pilnai to patogumo, to ir vyksta. Su muzika geras pavyzdys. Nebereikia piratauti muzikos. Tiesiog. Viskas, baigėsi. Ir visi tyrimai tą patvirtina. Išspręsta problema. Nebaudomis buvo išspręsta. Muzika irgi labai visi gaudė, ten tos piratus baudė, visa kita teismai.
paprasčiausias technologinis sprendimas panaikino visą šitą rūpestį. O šiaip reikia galvoti ir priekį. Nu, gerai, virtualūs pasaulyje ateina visa kita. Ar ten bus mūsų knygos? Jeigu jos nebus, o mes dar vis tiek užsilaikysim savo vien tik spausdintom, nu tai kaip virtualiuose pasauliuose žmonės arba visai neskaitys, arba skaitys nelegaliai. Jeigu nepaduosim irgi patogią formą, tų knygų, knygynų nebus ir panašiai metavisatose visokiais. O atsiprašau, dar trumpai gal galite pakomentuoti, ar yra ta tendencija, kad vis mažiau skaito, čia tiesa? Taip, knygų, taip, iš tiesų skaito apskritai labai daug žmonės, ypatingai daug, čia turbūt niekada tai daug neskaitė žmonės, bet yra skirtumas tarp šiaip skaitimo trumpų sakinių, ten ir tų pastraipų, sakykim taip, bet ir ilgo nuoseklaus teksto skaitimo ir jos gebėjimo jį suvokti. Tai va čia šitas jau atsiranda tos spragos iš tiesų. Ir dėl to žmonės netgi, kaip minėjau prieš tai, jie net patys pradeda nebeskaityti. Jie paprašo įėjus, kad jie už jį paskaitytų. Jam paduotų snipetus tos vadinamus tekstus. Nu, tai va, tai čia irgi link to judam. Ačiū. Rimantai, užbaikit, ar jūs džiaugiatės, kad jūs skaito? Taip, sakau, jeigu negauni pinigų, tai gauni bent šlovę, ar ne? Nes vagiamiausio filmo titulas irgi yra titulas, ar ne? Ne kiekvienas jį pelno. Nežinau, kažkaip galvoju, šiaip kažkaip kaip muzikantai prisitaiko, taip ir kiti menininkai prisitaiko, kai jų darbus vagia, kažkaip tu gyveni, kuri ir taip toliau, bet aš kažkaip vis tiek norėčiau kalbėti apie tai, logika kokia yra, kad jeigu tau patinka kažkokie kūrėjai, tai tu nori juos paremti. Ir jeigu tu kažką gali klausyti Spotify, vis tiek geriau yra nueiti į kokį Bandcamp, kur iš Spotify'os jis ten gauna centas, o iš ten tu nusiperki jo albumą ir gali toliau klausytis gal Spotify, bet tu jį paremi, nes tu nori, kad jis toliau kurtų. Tai man atrodo, tai, kas tau patinka, kam tu simpatizuoji, tu vis tiek kažkaip nori palaikyti. Tai tos kainos, tos kūrybos iš tikrųjų, kad ir mėnesiniai tie abonementai, ten yra, nežinau, kebabo kaina, ar ne, ar ten nusipirkai kavą su kokiu pyragaičiu, tai yra mėnesio ta kaina. Tai ar tu nenorėtum kokiam kūrėjui pastatyti kavos tiesiog. Tai kažkaip reikia apie tai turbūt kažkaip ieškoti, kaip asmeniškai turbūt užmėgsti tą santykį tarp tų vartotojų ir kūrėjų, tai daugiau kažkokių, nežinau, susitikimų, gyvų dalykų, kažkokių daugiau analoginių dalykų. Tai tą reikia kažkaip turbūt daryti, savaime tas neatsiranda, nes savaime labiau vis tiek savaime tau plinta tai, kas patogu, kas lengviausiai pasiekiama, kas nemokama. Ir tu tada nesusigalvoji, bet kai tu susiduri konkrečiai, tai tada ir susimastai ir tada atsiranda ryšys, man atrodo, tarp tavęs ir to kurį, čia ne šiaip tas tekstas fainas tiesiog, bet yra kažkoks žmogus už to ir pradedi apie tai galvoti. Ačiū jums labai, ačiū visiems. Man tai atrodo, žinai, kad aš pagalvojau, kad gerai, kad mes pasidalinom tokią situaciją, kokia yra, nebandėm užmaskuoti, nes aš tikėjausi, kad mes neturėsim visiškai vietos, kur ginčytis, mes visi vienoj pusėje, mes suprantam, kad tos autorių teisės yra svarbios, bet aptariam situacijas, kurios yra aktualios, kurios sudaro nepatogumą, kur trūksta sąmoningumo. Tai ačiū jums visiems labai už pasidalinimus, už tyrimus, už asmeninę patirtį. Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Knygos prabyla. Tavaip.